Taigi panagrinėkime InTouch programos vartotojo sąsają. Viskas labai paprasta. Kai visada susikuriam naują projektą, savo folderį, kur jūs žinote, kur bus jūsų failai. Pas mane tai yra praktika D diske. Tada OK. Next. Pavadinimas ten kažkoks tai nesvarbu. Taip, tada next. Bla bla. Va, atsiranda naujai sukurtas čia. 2 kart spaust, paleidžiam licenciją, ignoruojam licenzijos failą. Taip, ir atsidaro mūsų programa. Taip, tai va, viskas, kas čia matosi ir yra. Vėlgi su dešiniu klavišu Windows zonoje, New, naujas darbo laukas. Kažkoks tai nesvarbu pavadinimas, va čia, kur kursim projektą. Nu ir pasižiūrim pačios programos visus įrankius. Čia labai panašu į Wordą paimtą, sumiksuotą kartu. Tai ką mes turim? Mes turime va čia meniu, kai visada failus išsaugot, atidaryt, uždaryt. Bet čia programa šiaip viską saugoja automatiškai. Taip, čia yra mūsų langas, jeigu mes netyčia uždarėm savo langą, taip, kartais būna tiesiog, tai nereikia išsigąst, reikia vėl paspausti čia, va, ir jisai atsidaro. Nu, ir apačioj įrankių juosta yra, taip, tai va, apačioj va čia toksai laukas 100%, tai yra mastelis. Taip, galim padidinti, jeigu kažką tiksliau nusipiešti reikia. Čia priartint, nutolint, zoomai visokie yra, pabandysite, taip. Dabar pereinam čia kairiai pusė, apačioj yra variantai Classic View, Project View, irgi galėsit pabandyti, bet šiaip nereiktų jų full screen. Ir va čia labai svarbus dalykas yra Snap to Grid, toksai tinklelis. Ir va, žiūrėkit, aš paspaudžiau, taškiukai dingo. Tai reiškia, nebus pririšimo prie tinklelio ir objektus bus galima stumdyti po vieną tašką. Taip, bet jeigu kažką greitai piešt, vėl paspaudžiau, įjungiau, atsirado taškiukai, atsirado tinklelis ir objektai bus pririšami prie tinklelio. Toliau yra ruler, tai yra liniuotė, jeigu kažkada jums prireiks kažką čia pamatot, galėsite paspausti. Taip. Toliau, jeigu aš paimsiu, nupiešiu kažkokį objektą, su kuriuo mes dirbsime, jį galima pažymėti, taip, del klavišas ištrinti ir ką mes galim su tuo objektu padaryti. Mes galim jį pažymėti ir tada va čia viršui visokie įrankiai mums naudingi. Tai yra toks kibirėlis Fill Color, nu, tai čia logiškai iš pavadinimo viskas aišku, užpildyti spalva, taip, toliau yra pieštukas Line Color, tai čia va to rėmelio išorinės linijos spalva, va, pakeičiau į raudoną ir ką aš dar galiu, ką mes naudojam, tai meniu viršui Line linijos, taip, tai pasirinkto objekto galim pasirinkti išorinės linijos rėmelio storį. Taip, tada, kas čia dar yra, Window Color, tai yra vat, šito darbo fono spalva, jeigu jums pilka nepatinka, gal jums balta patinka, galėsite pasikeisti. Taip, nu ir tada vat, dabar kas pasirinkta tos savybės, užpildymas ir rėmelio spalva, tai visi nauji objektai bus pagal tos parametrus. Taip, tai jums visada pieš vat, pagal tą parametrą. Toliau, nupiešiu, vat, paimsiu dešiniai pusiai poligoną, specialiai tuoj suprasite kam. Nu ir nupiešiu vat, kažkokią figūrą, nežinau, iš lempos, va tokią. Taip, ją pažymiu ir dabar žiūrėkit, apačioj yra įrankiai visokie, ką aš galiu daryti su tą figūrą. Tai aš galiu pasukti Rotate Clockwise, tai yra pagal laikrodžio rodiklę 90 laipsnių galiu sukti. Taip, dabar yra Counterclockwise, tai prieš laikrodžio rodiklę, toliau Flip Horizontal, tai yra inversija horizontaliai. Veidrodinis atspindys, taip.
vertikaliai apačioj spaudžiu. Toks dalykas. Toliau čia yra visokie, kad palygint objektus, bet čia jau susigaudysit, nelabai reikia, jeigu reikės kaip Word'e, čia visokie alginai. Toliau yra, kuris objektas pirmam plane, kuris palenda po. Tai vat, jeigu aš pažymėsiu, dabar pas mane šitas objektas čia iškeltas į paviršių ir aš noriu jį pakišti po stačiakampiu. Tai žiūrėkit, aš jį pažymiu, einu apačioj spaudžiu Send to Back. Čia kaip Word programoje. Taip va, ir jisai palindo tenais. Čia gan natūralu. Kas čia toliau iš tokio, kažko nelabai, kažko yra. Tekstas gerai, va čia dešiniai pusiai tekstas, rašau iš klaviatūros, taip, tokį tekstą, dabar galiu jį pažymėti ir va čia viršui yra tokios rodiklėlės kaip Word'e. Taip, galiu padidinti tekstą, yra va čia teksto spalva, text color. Paspausti, pasirinkti spalvą, pakeisti. Tai va, teksto yra toks niuansas, kad negalima redaguoti teksto. Tai jeigu jūs parašėt kažką su klaida ar kažką ne tą, tai reiktų jau tada jį visiškai trint ir rašyti iš naujo. Va. Kažką tai taip, bet mes čia daug nerašysim, tai čia gan patogu. Tai tiek. Ir dar, ką čia saugot, pasikartoju nereikia, programa pati išsaugoja, tik prieiti prie kitų įrankių, tai yra burtininkų kepurė, bet čia jau kitą kartą apie tai.